Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Sveikinuosi su Samantha Eringė, kūrybininkė, kavos profesionalė ir New York Cafe bendraįkūrėja, kuris ir šiaip yra šiltas ir malonus žmogus. Tai Samantha, labas, kaip tu laikaisi dabar? Labas, Edvinai. Labai smagu klausyti, kai taip gražiai pristatei mane. Ir ačiū pirmiausia, kad galiu čia būti. O klausiai, kaip aš laikausi, ar ne? Taip, kaip tu laikaisi? Aš gerai. Šiuo momentu aš laikausi gerai. Mes nesenai grįžome į darbus po 3 savaičių atostogų. Tai aš jaučiuosi pilna noro dirbti, dalintis ir kad su teigiama emocija dabar keliuosi ir darau dalykus. Nu super, aš tai džiaugiuosi, kad tu sutikai dalyvauti ir galėsim mielai pasišnekėti apie tavo verslą. Iš tiesų, tai apie New York Cafe Kaune, ne? Maža nišinė kavinukė, kuri siūlo geriausią kavą Kaune. Taip, mes labai stengiamės būti geriausi ir virti skanią kavą. Okay. Jo, tai pagrinde, ką aš ir dabar darau šiuo savo gyvenimo momentu, tai rūpinuosi kavine, rūpinuosi žmonėmis, kurie ir dirba pas mus ir ateina pas mus ir kad kavinėje būtų ką serviruoti, būtų iš kur pirkti ką serviruoti su produktais ir taip toliau. Tai kad žodžiu, kad New York Cafe veiktų, tai yra pagrindinė mano užduotis šiai dienai. Ok, super. Tai iš tikrųjų aš noriu šiandien patyrinėti šiek tiek, kaip jūs gyvenat, kas ten pas jūs vyksta ir pabandyti atrasti tą aha momentą, žinai, kur po mūsų pokalbio galėsime pasakyti, o jo, va čia, žinai, galim užsikabinti daugiau. Bet prieš tai noriu sužinoti istoriją, nežinau, tu sakei man prieš kelias minutės neoficialiai kalbantis, kad jos yra net 2, ne? Tai New York Cafe, kaip jinai atsirado? Labai geras klausimas, labai didelis. Tai važiuoja. Jo, aš iš šitos pusės matau tokius 2 istorijas, tai kaip pats verslas atėjo į mano gyvenimą ir kaip atėjo New York Cafe būtent. Į šių dienų gyvenimo rutiną mano. Tai gal pradedant nuo pačio verslo, tai su verslu aš susipažinau, kuomet mano šeima pradėjo administruoti kempingą. Tai šita verslo sąvoka pirmą kartą atėjo į mūsų šeimą, aš tuo metu buvau 10 ir 11 klasiai ir pamačiau, kad čia yra verslas ir ten tada mano tėvai kūrė man darbo vietą, sako, žiūrėk, tu dabar vasarą čia galėsi būti administratorė kempingo. Tai čia buvo pirmoji vieta, ką aš supratau, ką reiškia dirbti savo. Ir ką reiškia stengtis ir gauti tą atgalinį ryšį iškart tiesiogiai. Tai vyko tas mūsų verslo vystymas šeimos, tada ten atsirado toksai kavos namelis, mes pradėjome gaminti kavą ir pardavinėti ledus, buvo linksma. Iš tiesų, tai kava mes verslą esame įkūrę kartu su vyru, Deividu, tai mūsų pirmas verslo projektas buvo per tą kempingą mes gavome klientus, kuomet atsidūrėm pardavinėdami kavą žirgų lenktynėse. Okay. Jo, tai, tokia, ta pati verslumo pradžia, tokia ir buvo, kuomet miestelį išpirkom visą pieną iš parduotuvių. Išsinuomavom kavos aparatą ir, žodžiu, pardavinėjom kavą ir kibinus ir gal ten čeburekus ar kokius žirgų lenktynėse. Kava, čeburekai, kibinai. Jo, bet žinai, tas momentas, kada ten pirmą kartą ir mes išgirdom tokius žodžius, kad norėčiau juodos kavos, norėčiau latės, kokios mes, žinai, važiuojam. Tai prieš kiek čia metų buvo? Pažiūrėkime, tada aš buvau 11 klasėje, man atrodo, tai man buvo kokių 17, tai prieš 90 metų. Okay. Taip. Kava, kibinai, čeburekai. Jo, žirgai vis kitai. Romantiškai? Romantiškai, jo. Tai ką aš viso to noriu pasakyti, kad būtent po tuo metu
suvokimas, ką reiškia dirbti savo ir gauti tą grįžtamą ryšį iškart tiesiogiai, jis taip labai džiugindavo. Aš galbūt, būdama vaikas, tuo metu nemačiau tos kitos verslo pusės, ką ten mano tėvai rūpinos, nes aš dirbdavau tą fainą, žinai, administracinį darbą. Bet tas suvokimas atėjo iš tada. Ir po tų patirčių, einant laikui, pradedant dirbti kažkur kitur, labai būdavo sunku, nes aš tokia, žinai, įpratus tokia hard workerė, žinai, kad dirbi kaip savo, stengiasi. Ir tada tu matai, kad kaip ir nereikėjo taip stengtis. Ne tai, kad nereikėjo, bet nieks neįvertino, kad tu taip stengiasi, tu ten visą save atidavai. Tai ta verslo pusė ir man ir paliko tokį įspūdį, kad jeigu aš jaučiuosi įvertinta, aš gaunu kažkokį atgalinį ryšį ir pasidarau pati savo dalykus. Taip, o grįžtant tada prie New York Cafe pačios idėjos, tai studijų metais aš dalyvavau mainų programoje Work and Travel, tai 2 sezonus kartu su Deividu dirbome Aliaskoje. Toli, jo. Tai Deividas labai norėjo į Aliaską, aš Aliaskoje atsidūriau neplanuotai, iš pradžių buvau išvažiavusi į kitą valstiją, keičiau darbą ir paskui ten nepasisekė, turėjau linksmų išgyvenimų ir visgi už ten paskutinius $. Nupirko Deividas man bilietą į Aliaską, išskridau pas jį ir turėjau susirasti darbą tenais. Nes buvo tokie 2 momentai. Arba aš skambinu tėvam ir sakiau, žinot, jo, man nepaėjo, gal galit man nupirkti bilietą atgal. Arba aš dar pabandau sukaupti visas jėgas ir kažkaip pabandyti išgyventi, ar ne? Ir tuo metu atsidūrus ten, aš nuo durų prie durų, mažam miestelį, vaikščiau su savo CV rankose. Geras. Jo, ir ieškojau darbo. Ir mane priėmė dirbti New York Cafe. Kavinė. Aliaskoje. Taip. Aliaskoje, New York Cafe. Taip. Na, jie ten turi ilgą ir istoriją, senai įkurtas, ten yra labai istorinis pastatas ir kavinė, viršuje viešbutis. Ir mane jie priėmė dirbti, aš nesupratau, kodėl, žinai. Anglų kalba tokia, sako, tu būsi dabar padavėja, žinai, serverį. Nu, okei, jie turėjo espresso aparatą, sako, išmokysim tave dirbti su kava. Okei. Nes, vaikystėje dirbai su kava, ne? Vaikystėje lyg ir dirbau su kava, žinai, bet ten toks didelis aparatas buvo. Daro, ne? Taip. Nu, žodžiu, aš labai bijau, bet aš, man atrodo, mane ta drąsa tokia ir noras išgyventi, išlikti ir vedė prie to, kad, atkreipė į mane dėmesį ir pasiūlė tą darbo vietą, nes, kaip atvažiavus iš Europos, ar ne, dirbti aptarnavimo srity, Amerikoje, tai yra toksai visai fainas dalykas, nes kitaip, žinai, ten renkamės kitokius darbus dirbti, kur nereikia bendrauti ir tiesiog tu gyveni, kad išgyventi. Tai ir Aliaskoje aš atradau žmonės, kavinės savininkus, kurie priėmė mane, įkvėpė ir mes paskui grįžome į Aliaską dar kitą vasarą ir juokaudavom, žinai, viską. Tai jie ten būdavo labai daug žmonių, turėdavo, kad mes irgi atidarysim Baby New York Cafe Lietuvoje ir tada galėsim dalinti žmonės. Geras. Jo, ir, taip, žodžiu, juokavom ir išskridom atgal į Lietuvą, grįžom, baigėsi ta mūsų programa ir buvau jau pabaigusi mokslus ir bandžiau susirasti darbą. Ir niekur manęs nepriėmė, ten, kur aš norėjau būti daugiau truputėlį negu ką man siūlė. Žinai, man labai patinka aptarnavimo kultūra. Aš eidavau darbo į kavines, ar ne, ieškoti restoranų, sakydavau, pasakodavau vizijas, ką aš galiu daryti. Man sakydavo, žinai, tu pradėk dabar nuo staliukų pavalymo. Aš galvodavau, come on, aš jau atvaliau tos staliukus. ir duokit kažką daugiau. Ir nepavyko, ar ta galvoju, na gerai, tai pabandom gal susikurti patys. Tada įkalbinau Deividą, nes jisai ten statybos inžinierius / videografas. Jo. Tai visai įdomu ir tada ėmėmės to mūsų projekto. 2020 metais startuoti su pirmąja New York Cafe. Skamba, kad čia prasidėjo iššūkiai. Taip. 20 metų kurį mėnesį? Mes atsidarėme vasario gale. Ir siurprizas, kovo 17 dieną buvo pirmas lockdownas. Tadam! Tadam! Ir kas tada? Tada
buvo baisu. Nu, toksai mes pradėjom su didžiulė intencija, su noru ir mums pasaulis sako, kad, žinot, šiaip tai ne, nes dabar čia Kažkokį kataklizmą. viskas, jo, tiesiog. Bet kažkaip mus labai ta idėja nešė, mes adaptavomės prie situacijos, nu visas pasaulis adaptavosi, tai mes, kada galėjom, mes virdavom kavą, kada galima buvo dirbti, kada buvo negalima, mes pasileidome internetinę prekybą, išmokau webą sukurti, irgi tokių, na, dirbom iš to, ką galėjome dirbti, kažkaip nenuleidom rankų, nes supratom, kad, na, šios situacijos mes negalim sukontroliuoti, taip tiesiog yra, tai reikia išlaukti, pergyventi ir, na, vis tiek žinom, dėl ko darom ir galbūt viskas bus gerai. Tai va, tai taip tada ėjo metai, tada mes pasidarėme metų pertrauką, nes ten baigėsi mūsų pirmos lokacijos nuomos sutartis ir galvom, gerai, žiūrim, kas toliau. O kur pirmos lokacija buvo jūsų? Originaliai sumastyta? Taip. Mes parsivežėm idėją iš Aliaskos ir pradėjom virti kavą didžiausiam Kauno turgui. Okay. Jo, bet ten buvo, wow, mes pramonės miestelį tenais. Kauniečiai žino. Tai va, tai faina, bet žinai, ten patirtis, oho, buvo. Ten buvo geras kavinės prototipas. Geras, ne? Geras toks MVP, ne? Prototipas, visiškai. Kaip čia dabar daryti, ką čia daryti, čia niekam nereikia, kad mes kažką darytume. O ką išmokot, va, kai tą pirmą prototipą pasidarėt? Oi, tai išmokom, norisi sakyti viską, nes pradėjom beveik nieko nežinodami, viskas labai, žinai, impulsyviai, bet gal pagrinde, ką išsinešėm po visų tų patirčių, tai kad vienas tu nieko nepadarysi, mes startavom tik tai dviese, mes labai nudegėm, mes persidirbom ir buvo nesąmonė, tai išsinešėm tą, kad norint kažką padaryti, reikia komandos. Komanda yra su kuo tu dirbi, tada dar kita statusi aplink tave, tavo partnerių komanda, tavo tiekėjų komanda, kad atsirinki su kuo tu dirbi. Tai va šitie dalykai, tada gryninome savo klientą, supratom, koks jis yra, koks jis nėra, žinai. Ir taip su tokiu pasistatytu stuburu, mes kuomet išsikėlėm į Maironio 20, mes jau atėjom, nu bent jau taip įsivaizdavom, kad kažką žinom. Žinai, jau toks truputėlį, kad jau žinom, iš kur tą pirksim, kas mums nepatinka, kas mums patinka ir manau, kad davė tokių pradmenų. O kai sakai, kad įsigryninot klientą, tai darau prielaidą, kad ne turgaus klientas. Turgaus klientas jis labai visok, žinai, yra. Taip. Ir kas buvo faina, kad mes ten tokie irgi buvom, žinai, mažieji verslininkai. Žiūrim, neina, pasistatėm šerbeto aparatą. Wow, kosminiai pardavimai, žinai, mums ten atrodė. Ir mes parduodom ten nuo to, ką mes pasiūlydavom. Tai mes ten tiesiog eksperimentavom visą laiką. Tai jo, mūsų klientas šiai dienai jis yra truputį lėtesnis. Jisai yra keliautojas, jisai yra turistas, jisai yra kaimynas, jisai yra žmogus kavos gurmanas, bet tuo pačiu, žinai, mes taikom ir į tą paprastą žmogų, kuriam reikia kavos ryte, ar ne? Tai mūsų klientas, jisai ateina šiai dienai su žyginė kuprinė, jisai ateina su šlepetėm, gali ateiti su vos ne pižama iš antro aukšto nusileidęs. Ir wow, papasakok savo istoriją, žinai, mes esam atviri tuo. Jo, tai išsigryninom iš to, kad klientas mūsų yra truputį lėtesnis, gilesniam pokalbiui, o mes prieš tai, ką dirbom, tai mes dirbom daugiau ant srauto, nes turgui visi skuba, visiems reikia ten, žinai, šviežios mėsos nusipirkti. Jo, geras. Aš bandau įsivaizduoti, nes buvęs ten tam turgui ir taip, tai ką jūs darot, man patinka tai, ką centre darot ir galvoju, nu jo, įdomu. Įdomi pradžia, žinai. Nu ir išmokot, ne, ir tada dabar persikėlėt į centrą patį miesto. Ir kas dabar, kaip čia dabar vystosi viskas? Taip, tai vat, kaip minėjau, kad atsikraustėm į centrą ir galvojom, kad čia jau kažką žinom, prasidėjo dar kita era. Nu gerai, važiuojam. Įdomu. Tai šiaip labai džiaugiuosi mūsų sprendimu persikelti kitur.
tikrai buvo baisu ir toks atrodė, tai kaip čia, žinai, iš visą, kas čia mes per kavinę, vienais metais viena lokacija, kitais metais kita lokacija. Bet mūsų atveju, na, nieks mum nesakė, kaip reikia daryti, nes nieks nelabai žinojo iš artimų žmonių, kaip čia reikia tą kavinę raninti. Kas čia per dalykas. Tai... Nu, ten, sakai, turėjot kažkur tenais su žirgais ir... Su žirgais. Nu jo, nu tai ten palikim. Palikim, okei. Jo. Tai va, tai ta pati mes viską mokėmės per praktiką. Aha. Tai mes startavom... Viskas yra faina, aš dabar net bandau pagalvoti, ta pati pradžia, mes startavom kovo mėnesį, tai dabar šiai dienai jau yra beveik metai apsisukę sezonų prasme aplink mūsų kavinę. Nes pradžia tai tokia, žinai, tu išdirbi vieną mėnesį, okei, va čia jau kažką sužinojau, jau va čia kažkaip ateina balandis. Okei, dar naujienų, ateina gegužė, o čia jau šaltų kavų, žinai, reikia pasiūlyti taip. Ir tada ateina vasara, naujas sezonas, ir toks jausmas, kad vėl viskas iš naujo. Tai, na, turiu meni, kad ir nuo tavo produkto viskas skiriasi, tavo komunikacija turi skirtis. Ir aš labai, žinai, pavydžiu organizacijom, įmonėm, kurios turi ten metų planus ir taip toliau. Ir aš labai manau, kad mes irgi einame link to, bet šiais metais, ko mes startavom, mes neturėjom tikslaus plano, nes mes nežinom, kaip čia viskas bus. Tai viskas veikia iš to eksperimentinio dalyko, iš pajautimo ir tai kainuoja daug streso ir pervargimo, ir persidirbimo ir tada tokio iš viso. Tai apie ką čia, tai mes mokėmės ties kiekvienu sezonu, manau. Ir kaip suprantu, dar mokotės? Visiškai. Dabargi sausis, ne? Jo. Sausas mėnesį. Ir kaip sausis? Žinok, gerai, nes mes nusprendėm atostogas pasimti. Tiksliai, jo. Taip, tai mes varėm, dirbom, gruodį turėjom tokį gerą, manyčiau, pervargimą, kada jau dirbdavom iš tų energijos likučių, žinai, kai dar telefone ten 5 procentai, tokia savijauta, bet tu dar varai iš savo rezervo. Ir mes nusprendėm pasimti 3 savaičių pertrauką ir mes, sustabdėm kavinės veiklą, nes mes dar neturim šiai dienai, kas mus pilnai pakeistų ir, tarkim, kavinė veiktų be mūsų buvimo tenais. Mes dar turim tai dėti darbo ir nusprendėm sustoti, truputį atsitraukti ir pažiūrėti, ką mes čia darom, kaip. Nes, aišku, dar ta naujų metų tokia pradžia, norisi kažkaip įsivažiuoti stipriai. Tai, wow, čia buvo efektas. Mes su tokia energija grįžom. Mes, žinai, tokie palsėję ir pas mus žmonės grįžo, net atrodo klientai mūsų atsigavę kažkuria prasme. Ir, na, čia aišku, pas mus, žinai, labai viskas intymu, mūsų vieta nėra didelė, tai mes labai iš karto persijaučia, kaip tu jautiesi, kaip tu bendrauji. Jo. Tai man atrodo, kad tokia mūsų atsitraukimas, pertrauka, tai ne tik tai, kad mes ten, tarkim, strategiją pasižiūrėjom, ką mes norim pasiekti, apsibendrinom truputėlį metus, pamatėm, kur buvo tos duobės, kur buvo iššūkiai, kur buvo linksmi momentai, kad jau kitiem metam mes jau bent kažkiek iš turimos patirties galėtume būti pasiruošę. Nice. Tai iš tų, kaip sakei, atostoginių 3 savaičių, ne? Jeigu taip reiktų išskirti pagrindinę mintį, galbūt momentą, kur sakai, va čia yra didžiausia pamoka. Būtent iš to, ką mes... Ką supratom? Kad ant energijos likučių negali varyti. Ir norint padaryti gerai, turi pats jaustis gerai. Tai man atrodo, mums čia buvo toksai didžiausias momentas, kad mes turim būti patys motyvuoti, įsimylėję vietą ir tuo metu tada ir mūsų klientai, ir nauji klientai, ir mūsų atranda, kai mes patys degam dėl tos vietos. Tai vat tas mūsų toksai momentas, kada mes jau laukiam, žinai, to atidarimo, mes ten kelis staliukus pakeitėm, įpatoginom kavinę.
Ir kai pats labai laukia, atrodo, visi sugužėjo, irgi laukia ir sako, va, grįžo, žinai, faina. Tai vat tą momentą, kad reikia saugoti ir save, nes kai pats daug dirbi toje vietoje, kur viskas yra tik tai daugiausia apie žmonės, tai turi būti visą laiką paprastai išsimiegojęs, pavalgęs ir žinantis, ką darant. Sakyčiau, stipri žinutė. Taip, labai, labai norėčiau sugebėti identifikuoti pervargimą prieš tai įvykstant, nes dabar srėbiam, žinai, pasiekmes, bet manau, kad step by step kažkaip susidėliosim, kad patys būtume stiprus tame, ką darom. Aš kadangi tave labai atjaučiu šitoje situacijoje, kas yra pervargimas, turėjau savo irgi gyvenime momentą, kai jisai, taip sakant, ir visą savaitę tiesiog ką, kur aš esu, kas ir kaip, žinai. Kažkas panašaus? Visiškai, žinok. Taip, aš nežinau, noriu pasidalinti, galbūt irgi kažkas taip jaučiasi. Būdavo momentų, kada mes su Deividu važiuodami iš kavinės ir, žinai, jau nebekalbi ir toks klikina, kad sako, Deividai, supranti, kad čia nuo atsijungimo ribos yra labai mažas lengstis. Kad taip negali būti, kad žinai, kai tu varai ir tada, o tai dėl ko čia? Šitai, čia juk yra verslas iš idėjos, čia turi būti faina, čia romantiškas darbas, virti kavą kiekvieną dieną. Ir tada supranti, kad tu ten paskutinį save sudedi ir kai tu reikia pailsėti, reikia atrasti laiko savo. Man atrodo, aplink tave žmonės bus daug labiau laimingesni, kai tu pats būsi nepilko veido žmogus, o kai pažiūri į save per, žinai, telefono priekinę kamerą ir galvoji, what? Čia aš? Čia aš, kur aš, žinai? Taip. Tai tada labai sunku būna. Čia toks tikras aha momentas, ane? Pagauti, kad lygiai taip pat mano būsena, mano darbe yra atliepinti kliento būseną. Geras, ne? Taip. Ir tu sakai su Deividu, kai važiavai tais momentais iš darbo, ne, ir tas dėl ko. Gal gali pasidalinti iš tikrųjų, tai dėl ko? Labai, kai būna sunku, labai momentus atperka geri momentai. Tuos liūdnus, žinai, dalykus geri. Tai mes visą tai darom iš esmės norėdami sukurti vietą, kur mes jaučiamės gerai, mes turime įkūrę darbo vietas, kur žmonės dirba, jaučiasi gerai ir kur atėjęs klientas, jisai matai, kad jam irgi smagu. Ir tuomet, kai sužiba tie momentai, atrodo, eina savo kaip faina, žinai. Ir tikrai tas mūsų darbas, jis yra romantiškas, jis yra smagus. To darbo rezultatas yra labai, labai smagus. Žinai, mes nesenai turėjom tokį momentą, kuomet dirbau kavinėje viena už baro, pas mus buvo visiškai pilna žmonių ir ateina vienas iš nuolatinių klientų ir lyg ir nėra kur atsisėsti. Ir jisai prieina prie kito žmogaus, kur sėdi prie staliuko, sako, atsiprašau, ar aš galiu prie jūsų atsisėsti? Ir man toks, wow, žinai, pas mus žmonės jaučiasi laisvai tai pasakyti, sėsti prie nepažįstamų žmonių, daryti savo dalykus, bet dalintis erdve. Tai va, šitie momentai, tas mane čiurpas perėjo. Aš jaučiu. Jo, šitie momentai, jie yra nuostabu. Nes mes kuriam vietą žmonėm pabūti su knyga, pabūti su savimi. Jeigu žmogus nori pasikalbėti, jeigu nenori, tiesiog jam paserviruoti skanios kavos ir sukuriam tas vietas, žmonėm tiesiog pabūti, tai visa tai yra apie laiką savo skirimą. Tai atranda ir tas labai smagu yra. Tai dėl to mes viską darom, dėl jausmo. Geras. O jeigu taip reiktų patikslinti tą jausmą, kokį jam vardą duotum?
Kelionė tikriausiai. Į kažkur ar tiesiog kelionė? Kelionė tikriausiai per patirtį, nes, galvoju, net mums patiems viskas, kas vyksta, tai yra verslo kelionė. Ir mes kiekvieną dieną pasirenkam, kokie mes galim būti tą dieną. Mes, žinai, būsim kokie ten, pamatysim kažką naujo, gal ne, gal ramiai būsim savo rutinoje. Taip pat ir klientui, ar ne, kelionė iki kavinės, kaip jisai įeina, koks jisai nori būti tenais, ar jis nori dalintis staliukus su kitu žmogumi, o gal jis nori tiesiog atsisėsti į pačią nuošaliausią vietą ir pabūti savo mintise su ausinukais. Ir visa tai ir yra tokia, žinai, kad kelionės momentai. Geras. Aš bandau, žinai, įsivaizduoti ant tą jaukumą, kurį jūs sukuriat, kad du nepažįstami žmonės Lietuvoje, pabrėžiu, Lietuvoje sėstų prie mažo jaukaus staliuko kartu, turėti šitą pakankamai intimų momentą. Geras. Taip. Mes, kai kuriam kavinę, labai norėjom žemo baro. Savo espresso aparatą mes pasidėjome už savęs, tam, kad atėjęs žmogus, jis matytų, žinai, atvirai, kaip mes viską darom. Ir mes turime prie baro taip pat kelias dar atsisėdimų į vietas. Jo. Ir kai žmonės sėda prie baro, nes jie pajaučia, kad tai yra irgi saugi erdvė, ir tu matai, kad jie linksta ir į pokalbį, tai va čia yra tie, žinai, tas momentas, kai, pas mus yra saugi erdvė, neįpareigojanti, ten kažkaip fancy išsiruošti, ateiti, bet paprastai pabūti, puodelį kavos ir išbūti toje akimirkoje, tai labai, tai yra džiugus momentai. Šiaip, tu labai gražiai suki netgi į mano tokį antrą klausimą, kur aš noriu tau užduoti. Nes, apie ką yra tavo verslas ir apie ką tu jame? Taip, verslas yra apie žmonės. Taip, mūsų verslas yra labai yra apie žmonės ir apie jų patirtis, kokias jie nori susikurti, atėję į kavinę, ir patirtis, kokias mes jiems sukuriam. Mes labai tikim, kad, tarkim, kavinė, mūsų kavinės patirtis klientui prasideda tik pradarius duris. Nuo visko, nuo kaip mes jį priimam, kaip mes paimam jo orderį, kaip jisai sumoka, kaip mes dedam desertą. Kažkaip, mes ir esam daugiausiai apie žmonės ir pirma, kad žmogus žmogui. Niekada nenorėjom kurti verslo, nežinau, ten kompiuteriui, mašinai ar kažkaip, kad pirmiausia yra žmogus žmogui, daryti nuo savęs, daryti kitam, pačiam žiauriai tikėti produktu ir tada dalintis. Taip, dar galvoju, patirtis, žmonės ir prieš tai minėjau kelionės. Tai kelionė mums ir turi tokių daug reikšmių. Pirmiausia, mūsų pati verslo idėja, jinai atėjo iš kelionės Aliaskoje, ar ne? Mes ir tos Aliaskos į kavinę įdėjom. Tada mes šiaip labai mėgstame keliauti, ar ne? Ir kai turim galimybę ir keliaujam ir renkamės visokias keliones, ar ne? Kad pasiimti kuo daugiau patirties, pamatyti, kaip žmonės gyvena, patiem patirti. Ir tada, kas būna, kažką parsivežam, ar ne, kažką adaptuojam savo verslui. Ir mums yra tas fainas, kad kartais ateina žmonės ir tokie, wow, sako, pas jūs kaip ne Lietuvoje, žinai. Ir mums, taip, nes mes esam labai daug apie viską. Mes ir ta tokia, žinai, nestandartinė kavinė, kai pas mus, pavyzdžiui, lauke suoliukais stovi. Kaip Berlyne, pavyzdžiui, nes ten labai daug kavinių su suoliukais lauke. Mes nenorime sureikšminti nusistovėjusios tvarkos, kad, tarkim, kavinė turi būti, žinai, patogi, tvarkinga, ten visokia. Mes ją kuriam žmonėm, tokiem kaip sau dalinai, panašių vertybių, kurie gali pas mus jaustis smagiai. O kokių vertybių?
pagrindinės, mūsų vertybės tai yra kokybė, stilius ir žmogus žmogui. Tai kad iš to žmogiškosios pusės. Tai taip iš techniškai kokybė, ar ne, tai mums labai rūpi, iš ko mes perkame viską ir ką mes parduodame, nes mes esam patys paskutiniai prekės pristatytojai. Mes visiškai atiduodam santykių tiesiogiai žmogui ant stalo, ar ne? Tai mes ir su partneriais, kuriais dirbam, tai mums svarbu, kad iš kur jie tos produktus pagamina, tai stengiamės apjungti ir vietinius verslus, ir tarkim kava, ar ne, mes, kai rinkomės kavos tiekėjus, mums buvo labai svarbu atkreipti dėmesį, kur ta kava buvo užauginta. Žinai, kokiamis sąlygomis jinai iš ūkininkų buvo nupirkta. Nes tarkim ir šioje vietoje, ar ne, mes labai norėjom, kad ta kava nebūtų perkama iš tiesiog skurdžiau gyvenančių šalių, ar ne, kada nupirkta pigiai iš jų ir mums brangiai parduota. Tai mūsų kavos tiekėjai, jie labai rūpinasi tą etišką kavos kultūrą, kada mes galime atsekti grandinę nuo kur iki dabar. Ir to pasekoje mes tvirtai stovim už savo produktą ir ir klientams tuomet galime pateikti be jokių kažkokių pagražinimų. Yra kaip yra. Geras, nes man iš karto primena šitą, farmacinių produktų grandinę, kad tu visados žinai, kas kur buvo, netgi vardą žmogaus, kuris krovė, iš fūros į fūrą ar į sandėlį, netgi tokie dalykai. Tai čia kažkas panašaus? Taip. Na, turiu meni, kad kuo daugiau atsekti, kad būtų patikima ir tada ir kokybė. Nes mes esam labai mažas verslas. Mes augam, žinoma, ar ne? Ir mes norim turėti tą vieną iš stiprybių, kad mes žinom savo produktą, ar ne? Ir man atrodo, čia ir yra mūsų pranašumas prieš, tarkim, didžiulius tinklus, ar ne? Kad mes galim greitai priimti sprendimus, jeigu mums kažkas nepatinka, kažką pakeisti, ar ne? Todėl, nes mums nereikia, žinai, mes dviese galim pasitarti ir matyti, kad... Ir visi žinos, visa įmonė jau žinos. Jo, ir visa jau įmonė žinos, pasidarom susirinkimą. Nubalsuojam 1-1 arba 2-0. Ir tada, žinai, ir žiūrim. Tai man atrodo, kad mažas verslas ir yra apie tai, kad iš pradžių žiūrim, kas aplinkui mus yra, ką galim apjungti, padaryti, visada reaguojam, ką žmonės sako. Pavyzdžiui, dabar mes testuojam sumuštinius, žinai. Čia toks buitinis kavinės gyvenimo pavyzdys. Mums reikia, mes visus metus gavom užklausas, reikia, žinai, ten maisto. Tai vieną savaitgalį mes pasidarėm vienokius, žinai. Kitą savaitgalį, šią savaitę nusipirkome iš ten kelių tiekėjų pratestuoti. Mes ten, žinai, valgom patys, dalinamės su klientais. Ir kas yra faina, klientai pareina su feedbacku. Ir jie sako, tas patiko, tas nepatiko. Nu, kas gali būti geriau? Nu, jokia Google apklausa. Nepraneš šito fakto, žinai. Jūs tikrai kurite, sakyčiau, nelietuvišką patirtį, nes sunku gauti neigiamą feedbacką lengva gauti, aišku, žinai, čia visokie rekvizituose, žinai, ar šiaip Google žvaigždutėse, ne? O teigiamą ir tą skatinantį augti, tai yra wow. Tikrai žmogus žmogui, ne? Žmogus žmogui, visiškai. Dar iš vertybių minėjai stilių, jei gerai atsimenu. Kaip šitas pasirodo jūsų jaukiame taške, padėkim tai. Taip, manau, kad stilius pas mus muša per tą prizmę, kad mes labai, kai kūrėm vietą, tarkim, per tą kaip grinai stilius, ar ne, tai mes pačioj kavinės interjere, mes labai daug savęs sudėjom. Kažkaip mums rūpėjo parodyti, kad mes taip pat sugalvojom, tai padarėm ir galbūt tai patiks arba nepatiks, jeigu nepatiks, mes kažkaip adaptuosim. Mūsų pavadinimas yra New York Cafe, tai mes esame daugiau mažiau irgi apie Ameriką, ar ne, apie kultūrą. Kultūrą paimkime tą prasme apie tą laisvą bendravimą ir šiaip didelę ir įvairią šalį su visokiom spalvom. Mes turim labai kaviniai fainą dalyką, turime sieną, ant kurios kabinam Amerikos valstijų numerius.
Tai mes startavom su 2 numeriais - Kalifornijos ir Aliaskos. Šiai dienai, nesumeluosiu, turime 9 ar 10 ir juos visus atnešė klientai. Oi, kaip fainai. Žinai, vieni atnešė ten vienus, kiti kitus, kelis gavom, atsiuntė draugė iš Amerikos, tiesiog sendaikčių turgui radusi. Tai va čia irgi tas yra, kad palaikom visi tą stilių, ar ne? Ir pasikurkim taip, kaip mums yra smagu išbūti. Tai va, tuomet dar prie to pačio stiliaus, tai mes ir tą galbūt darbo prasme, kad mes stengiamės kiekvienas dirbantis būti originalus bendraujant su klientu. Žinai, kad mes neužsidedam kažkokių tai uniformų, ten, nežinau, nes ten, drabužių, kas įpareigotų žmogų iš karto jaustis kaip pirkėjas ir pardavėjas. Tai mes norim tu tokį, gerą vaibą palaikyti, tai va. Okay. Geras. Man labai malonu klausytis. Aš džiaugiuosi, kad yra apie žmogų. Ne apie pinigus, ne apie, net nežinau, ne apie mokesčius, o apie žmogų. Ir jaučiasi iš tavęs tiesiog, net kaip tu sėdi, kaip tu kalbi, žinai, tai man miela, žinai, būti čia su tavim. Ir dar turiu klausimą tau, jei galiu. Taip, prašau. O kaip va dabar yra? Koks yra dabar pagrindinis iššūkis, su kuriuo jūs susidurite va šiandien? Taip, tai galbūt šitoje vietoje norėčiau pasidalinti, bet grinai iš verslo pusės, ar ne? Tai mūsų pagrindinis iššūkis versle šiai dienai yra sistemos kūrimas. Ir klausimas, kurį mes sprendžiame, kaip sukurti vietą, kuri yra veikianti pati pagal mūsų sukurtas vertybės, išlaikanti stilių, išlaikanti kokybę ir kaip padaryti, kad jinai suktųsi savarankiškai ir netaptų mūsų viso gyvenimo, žinai, tokiu, taip brutaliai, bet kalėjimu, kada be mūsų, žinai, nieks nevyksta. Tai va, tai šitas yra, nes, norisi auginti, bet nesinori būti įstrigusi, kada turiu minį įstrigimą 24 valandos per parą ir tu ten turi būti, nes kitaip neveikia. Man atrodo, kad tai yra labai nesveikas verslas vystyti, tai mes ir bandome kurti sistemą, kažkaip, kuri apjungtų, kuri tuo pačiu palaikytų mūsų vertybės, bet kad mes galėtume toje sistemoje žydėti. Skamba įdomiai. Taip, nes mes, žinai, kai viską pradedi nuo nulio, toksai nieks nesakė, kaip turi būti arba kaip yra. Viskas per patirtį. Jėtus, klystam, darom, mokomės, vieni dalykai pasiseka, kiti ne. Ir to pasakoja, nes reikia to, kad žinoti atsakymus. Tai čia tas, žinai, labai sueina, kaip rožiniai akiniai, viskas faina ir tada reikia sistemos. Ir tada ašgi ne apie tai svajojau. Čia romantika turi būti. Taip. Romantika tai yra, man atrodo, žinai, kaip muzikoje yra romantika, yra džiazavimas. O tam, kad galėtum džiazuoti, tu turi žinoti pagrindus. Tai va, tai kai tu žinai pagrindus, žinai stabilius pamatus, kaip viskas veikia, tada džiazuoti yra labai smagu, nes žinai, kad jeigu krisi, tai ne nuo taip aukštai. Šiaip, žinai, kaip tu dabar dalinaisi apie šitą iššūkį, ne visos sistemos kūrimą. Man labai surezonavo su tokio Jimo Collinso knyga Made to Last. Tai ten rašo apie tai, kad būti ne laiko sakytojais, nes, o būti tas, kas kuria laikrodį. Žinai, nes, toks, žinai, skirtumas yra tai, kad, nes abu daro tą patį, iš esmės, parodo laiką. Taip. Bet jeigu be tavęs gali tas laikrodis eiti, ne? Geras, koks geras pavyzdys. Taip, visiškai. Tai nes tai rodo juk tą patį, ar ne? Bet kiek tu tame esi ir kad jis vis tiek sukasi.
Aha. Ir be tavęs. Ir be tavęs. Taip. Tai kaip manai, kas būtų tas tavo laikrodžio centrinis mechanizmas dabar jūsų New York cafe? Kas suktųsi ir kas suktų laikrodį be mūsų turiuomenį, ar ne? Tai manau, kad tvirta komanda ir mūsų kiekvienos dienos reguliarūs klientai. Kai, žinai, ateina žmogus ir tu žinai, ką jisai užsisakys. Okay. O geras, žinok, aha momentas, ką tik buvo. Aha, pasidalink. Tai vat, aš čia kalbėjau apie tokią didelę sistemą, kurią sukurti, bet viskas gal ir paprasta, ar ne? Yra 2 punktai, kaip bildinti komandą ir kaip orientuotis į stabilius klientus. Ja. Ir kaip manai, kuris va dabar iš jų būtų tas, kuriam skirsi laiko? Pirmiausia. Pirmiausia, komandai. Nes kai dirbi su žmonėmis, kuriais pasitikė ir kurie atstovauja tai, ką tu sukūrei, tada atėjęs skirtingas klientas, jis gaus panašų jausmą, žinai, kurį perduo žmogus dirbantis už baro. Ir jeigu mes stabiliai turėsim to jausmo kūrėją, mūsų baristas, tai tuomet manau, kad didesnė tikimybė, kad kiekvienas žmogus gaus panašią patirtį, grinai tas iš tos techninės labiau pusės pirmo įvaizdžio. O galiu dar šiek tiek padigint, taip, kad, žinai, Taip. palys, jeigu leidai. Aš laukiu to. Laukia to? Jo, Okay. nu nelabai. Matai, man, kai sakai, ta komanda, kūrimas, nu tai kaip ir make sense, ne? Bet velnės slypi detalėse, kaip sakant. Arba Dievas slypi detalėse čia. Reikia. Ir man yra tikrai įdomu, žinai, patyrinėti, kaip tu tai matai, nu kas vat pas tą komandos narį, žinai, ar pas tave pačią turi nutikti, kad tas mechanizmas centrinis, jisai judėtų jau. Konkrečiai kažkas. Na, vat galvoju dabar. Man, vat, aš vėl grįžtu prie tos minties, kad norint tam, kad judėtų, ir reikia žinoti, žinai, pagrindus. Ir pagrindas yra? Pagrindas yra žinios, tarkim, kaip mes perteikiam ar ne, tai visi tokie truputį techniniai dalykai, kada žinome, kaip viską padaryti, nes mūsų produktas yra ar ne kava, jinai turi būti gera, skani. Tai vat tas galbūt ir kažkokia tai investicija į komandą, į žmonės, kada mes esam visiškai for sure garantuoti už savo produktą, tada suteikia žmonėm pasitikėjimo ir man pačiai, ir Deividui, kada mes žinome, žinai, pasitikėjimo laisviau bendrauti ir vat tas vat įdėti į tą pamatinį sluoksnį, kada mes paskui galime jau truputį ten, žinai, su rožiniais sakiniais jau pastriksėti aplink tą barą. Žinai, tu pasakoji, visą laiką, kai kalbam, žinok, aš net negalvočiau, kad tavo produktas yra kava. Pagrindinis. Tai yra tai, ką jūs kuriate tenai, tas jaukumas. Ir ta vieta, žinai, tokia vertė. Aš girdžiu taip, man taip skambėtų. Kad ne apie kavą, jos padavimą, bet apie tą žmogiškai ryšį, kad, žinai, nesi kaip tinkle, o, dar vienas kavos atėjo. Apie tą, žinai. Nežinau, kaip tau tai skamba. Man tai nuostabiai skamba ir aš labai džiaugiuosi, kad tu taip identifikavai šitą vat faktą. Ir aš vat bandau dabar galvoje, man taip tokie vaizdiniai pareina, kad taip, kava yra įrankis. Ar ne? Nu, mes juk turim nuo kažko pradėti, kažką daryti gerai, žinai. Kava yra įrankis, bet, na, tikrai nei vienas klientas man neleis sumeluoti, kad jie, nu, ne dėl kavos pas mus ateina. Nesgi mamos turi tą pasakymą, kam tu eini kavos, namuose kavos yra, ne? Jo, žinai. Aš manau, kad, nu, tikrai. Ir va čia tas ir dėl ko mes tai darom. Nu, dėl kava, visi produktai, jie yra įrankis. Labai nuostabu yra faina apie juos žinoti, juos suprasti ir būti užtikrintais, bet visa tai yra apie jausmą, apie small talkus visokius.
apie gerą darbo dienos pradžią, galbūt pietų pertrauką, arba tiesiog pabėgimą nuo kolegų iš ofiso, padirbėti pas mus prie kompiuterio. Tai vat viskas yra apie tai, apie vietą. Pirmiausia, kur smagu išbūti, pabūti. Geras. Net šitą tylą tokia jaukiai atrodo, kaip pasakoji. Tai, žinai, va, tu daliniesi ir prie metaforos, kur, žinai, tu pasakei apie tą džiazavimą. Taip. Tai kava yra tas džiazo standartas, natos, ane, o tas skambesys vaibas yra jau... Jau visa kita. Visa kita, jo. Tas feelingas, ane? Taip, jausmas. Geras. Man labai malonu su kalbėti yra, iš tiesų, bet galvoju, užduosiu tą paskutinį klausimą tau, jeigu leidži. Na taip. Jau buvo vienas toks leidimas. Visai neblogai nuvedė, tai vertinant šitą patirtį, galima toliau įdėti. Tai kas tau pačiai buvo naudingiausia šito pokalbio metu? Man labai surezonavo, na, vat, kaip ir minėjau, tas mano pasakojimas ir paskui kažkaip kaip tu iš to visą supratai, kad mes esam ne vien apie kavą, žinai, kad vat, tas jausmas ir toks, taip. Faina gauti irgi, va tokį, žinai, ne feedbacką, bet klausimą, prie kurio tu feedbacką pats susirandi savo. Tai va. Geras. Labai smagu. Taip. Tai Samanta Eringė, New York Cafe, Maironio gatvė 20 Kaunas, taip? Taip, laukiam ir kavos, ir šiaip. Ir šiaip. Pabūti. Atsisėsti šalia nepažįstamojo, susipažinti, pabendrauti ir kurti ryšį. Taip, ačiū tau. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.